Manau, vyrai pirmą kėlinį labai gerai laikėsi žaidybinio plano. Vykdėm tą, ką esam susitarę, tikrai tas neblogai gavosi. Gal tik norėjosi daugiau nubėgimų į tranzicijas, į kontratakas, tas gal šiek tiek nepavyko, o kalbant apie antrą kėlinį ir tą laiko tarpą, kada buvo praleisti įvarčiai, tai jūs matėte, turbūt vienas mūsų pagrindinių gynėjų negalėjo tęsti rungtynių dėl sumušimo, galvos sumušimo ir tas labai įtakojo padėtį, reikėjo daryti keitimus, turbūt, kad turėčiau prisimti aš atsakomybę dėl tų keitimų ir kaip viskas buvo sudėliota. Buvo šansų paskui užsikabinti, sugrįžti į tą kovą, žinant, kad ir dėl netekčių dabar neteko 2 priverstiniai keitimai, po to vėl buvo tokių neramių momentų. Tai kaip ir sakot, turėjom 2 priverstinius keitimus, bet Rūbinį vyrukus irgi pagyriau labai už tai, kad rezultatų tapus 2-0 per porą minučių yra labai sunku iš tikrųjų toliau tęsti rungtynes ir kabintis jas, bet jie tikrai stengiasi tą daryti iš visų jėgų ir kaip matėt, netgi turėjom tokių perspektyvių, sakykime, atakų prie varžovų vartų. Negalim sakyti, kad jie neturėjo, bet mes irgi tikrai nepasidavėm, stengiamės eiti į priekį, stengiamės žaisti jau aukščiau, kažkur tai spausti varžovus ir kažkiek tas pavyko. Ir ką, rungtynės po rungtynių dabar po vasaros pertraukos, dabar laukia sunkiai išvyka pas lygos lyderius į Vilnių. Kuo tikitės ten ir kuo sieksit? Taip, manau, kad bus labai panašios rungtynės į šitas rungtynės, nes panašaus pajėgumo varžovas ir laukia sunkios rungtynės. Stengsime sužaisti kuo geriau ir paimti taškų.